Sveiki visi, žolinių savaitgalis ir šį savaitgalį bandysim čia pagaudyti prie ežero su spiningu. Tai vat, likit kartu. Vakar atvažiavau, kol susirašiau, kol ką, pabandžiau dar vakare pamėtyti, pažvejoti, tai porą lydekų, vieną nuvėjo, vieną pagavau ir vienas geras ešerys. Nu, daugiau ten tų zurizikų neskaičiavau. Tai vat, liko dar vienas vakaras ir dar vienas rytas. Tai vat, auksinės valandos tokios. Šitame ežere vakar sukibo nuo 6 kažkur iki 9, 10 gal. Tas žoras prasidėjo ir visi išplaukė, nežinau, plėšrūnai pamedžioti. Tai vat, per tą visą laiką ir sugaudžiau. Žinau, kad dieną čia gali drožti kiek tik nori, ką nori siūlyt, nieko nebus, ta prasme. Nu, tų ešeriukų pagausi, aišku, bet kažką rimčiau tai be šansų. Reikia laukti vakaro arba ryto, nu ir tada mėginti. Tai va, kas čia dar? Deeper turiu. Giliausia šitą ežero vietą šis 27 metrai. Įsivaizduoja 27, tai jeigu tai padalinus dar iš 3, nu, 9 aukštai. 9? Ja, 9. Geras, ne? Tai va. Visas namas telpa, visas daugiabutis, ta prasme. Tai jo, ežeras didelis, nemažas, gilus. Žuvies irgi daug. Tai va, bandysim šį savaitgalį čia pagaudyti. Jūrinis erelis. Kajakas paruoštas. Atramos čia šitoj valtyje, tam kajakė. Gamintojas labai kažkokios nenumatęs, tai kuprinė, kilimėlis, po šikna vietoj sėdynės miegmaišis, keletas rūbų, vietoj inkaro maišas ir akmenų prikrautas, šniūras, nu ką, meškerė ir pats kajakas. Tai vat. Iki šitos vietos atėjau su kuprinė, 11 km, tai nu, patikėkit, valtį neštis 11 km yra reikalų, plius miegmaišiai, hamakai, maistas, vanduo, visokios kameros, batareikos. Tai ja. Tai atrodo toks keistas, galbūt keista to kajako sudėtis, žodžiu, kad ant daiktų sėdžiu, bet iš tikrųjų tai čia toks ultralight gaunasi. Tai. Mėpsas ir džekalas. Pikčiurnas ešerys. Jau taip godžiai
komanija. Va čia geras stovėjo vienas. Kur čia va. 100% kad ledys. Vienas toks pakilęs nuo dugno. Apie 3 metrus. 100%. Tai va, diperis žuvį rodo, bet stovi ledžiai, bet nieko tai jam. Nėra dar tos auksinės valandos, kada čia visi sukyla. Tai pabandysim. O tokį džekalą. Džekaliuką. Pratrauksi. Šiaip šitame ežere geltona vykia, auksinė. Turi tokią ir auksinę. Pirmą ryškalą pabandom. O, sėdi. Viskas tai brolis čia. Nebekiokas. Nebekiokas. Žiūrėk, toks špilkius. Inda pakramtytas. Šlanga apsijęs. Super, pirma žuvis. Pirma žuvis ant džekalo. Pirmas krikštas šitam wobleriui. Tikiuosi ne paskutinis. Nu ką, šitas bezmėnas irgi kebus dasivyja. Paragavo šeriukus. Mažas krenkas.
Geras, sėdi. Špokas. Kur gilį nori, ne? Ar šerys? Šerys. Bet geras. Klumpis, nu. Čia jau geras klumpis. Žiūrėk, koksai fainulka. Oi, koks fainulka. Oi. Gražus. Dičkis toks. Toks paleidimas bus keistas. Liuks. Sukibo ant mėpso. Aglės 4 numerį. Taip. Dar biškį pastumti. Kajaką į prie žolių. Net toks plaukia sukriukia, toks geras. Galvojau, kad lydys, bet ne. Super. Sėdi. Nedickas. Ešeriukas. Opa. Toks žiemai būtų super. Vasara tai toks pasižaidimai. Lūk. Nu, da vienas ešerys. Opa. Ant mėpso. Sėdi. O, geras. O, lydys. Ta. Oi, ta. Tai. Kur tu? Nuplaukė su visu masalu. Eik tu, načiu. Blemba, nu. Taip ir galvoju, blemba, kad vis tiek aš jį prarasiu. Džekaliuką. Įsivaizduojat, kažkaip užsisuko valas lydekai ant žabtų ir nupjovė pintuką. Kažkaip, nežinau kaip čia gavosi, bet jo. Ai, tai blemba. Su visu masalu žabtas nuplaukė. Blemba, gaila. Žiauriai gaila. Šakės.
man toks. Dekaitė. Apsuko. Aplink žolės. Kiek tu čia duosis? Einam iš tų žolių. Einam. Taigi. Visai jau pasiūta. Keliukas, na. Toksai. Keliukas. Šitą jau gražiai paėmė. Žabtus kaip priklauso. Čipokas. Baigėsi batarkė, tai nežinau, ar nufilmuosiu, kaip paleidžiu. Greičiausiai su telefo šortą padarysiu, kaip paleidžiu, nes 1% tik liko. Tai va, pasidžiaugiam ir atgal į vandenį. Kur į tą pusę visas lietus eina. Tai gal nesugadins man čia rytinio kliovo, rytinės žvybos. Tai va, gerai. Ką? Dedam saliuką. Visą naktį galėjau to savo woblerio traukti. Blemba, toks geras buvo, ta brangus. Na ką, bet turiu dar 2 mėpsus. Etatinis irgi žudikus. Tai va. Tai va. Tikiuosi praeis čia tas lietus. Nesinorėtų kiaurai permirkti. Ja, iš ryto nepavyks pažvejot, matot. Lietus duoda. Pietus kažkur apie 1-2 tuoj bus. Lietus nušnioja, dar vieną žveją mačiau. Tik įsileido valtį ir pradėjo lietus pliurti. Spėjau aš išlipti krantą, patentų palysti saugiai. O jį, man atrodo, vse pasigavo ir sulyja. Tai va. Nu, tikėkimės iki vakaro tas lietus, nežinau, prasisklaidys ir galėsiu varyti, paspiningauti. Tai va, dabar ką? Valgau, ilsiuosi ir laukiu vakarą.
išplaukia. Wobleris daugiau gal šitas skirtas velkiavimui, metasi šudinai, bet jo, bet liežuvis didelis jo. Tai čia, kai reikia greitai ir daug užnertai. Pats tas. Gerai, kai didelė trišakė. Tie maži širiukai neknisa protą, arba jau geras didelis, arba nieko. Oba. Sėdi. Lydekalį čia greičiausiai pagal tai kiek veda. Nepamūna. Jo. Lydekaitė. Voilà. Čepokas, ne? Tai, sieksim ir palaisim. Replių prireiks. Labai gerai. Vakar, man atrodo, ta paskutinė, kur pagauta jai, nelabai kaip baigėsi. Silkinas, nu. Ant sustojimo, nu. Šitas bus čeris. Ar ne? Lydekaitė. Ant sustojimo. Pavynioji, baic. Pavynioji, baic. Pantun 2-1. Geras wobleris, brama. Plaukš truputį. Oi. Pikčiūrė kokia. Lydekaitė, nu. Pikčiūrė, nu. Pasigavai tu čia taip, kad net nesinori man tavęs imti į rankas. Atsikabinti, atsipalti. Nu, pati atsikabinu. Į galvą, bet taip šonu kažkaip saikti. Nepataikė gal.
sėdi. Geras. Šerys gal. Jau antras kibimas, bliama. Ne, peiliukas. Bet jau visai jau. Šaudiklytė. Na, kaip čia tu... Akies neišdurta. Nu, duok. Neduos. Sakė, neduos. Reikia superuoti. Bet... giliai neįrinės. Iškart vandenį. Va. Tokia pikta, atrodo, kad... Oho. Čia vis persivertinėja. Ten dar vieną kibimą tokį turėjau. Geras, bet... Bats, bet atsipurtė. Irgi ant šitą pačią. Nu viskas, parplaukiau. Vakarienė, arbatėlė ir į hamaką. Labas rytas. Nu ką, paskutinė diena. Nebeišplaukiu iš ryto, blemba. Sakau, pamiegosiu daugiau. Pailsėsiu, nusidaviau vakar. Vakare tai gavosi taip, 2 vakarai ir 1 rytas. Žvejybų. Tai va. Kelios lydekos. 1 gražus ešerys. Na ir kas svarbiausia, išbandžiau savo naujus masalus. Džakalą. Trigonus. Tai žiauriai patenkintas, sakiau, reikės, kur nusitraukiau tą Mad Tigerį atsipirkt. Gal daugiau spalvų pasirinkti. Žiauriai fainas. Ir per dugną gali traukt stop and go, kaip guminuką gali ir kaip woblerį viršum pratraukti, jeigu greitai gali ir paviršium vos pratraukti, tai įvairiausių tūgi dydžių ir svorių dar jų yra. Tai čia išbandžiau šį kartą tik tais 60 milimetrų dydžio, 18 gramų. Tai vat, čia kur 5 metrai vidutiniškai prie pat kranto, tai pats tas. Gaudyt gali ir užskandinti greitai ir visą ką su juo atlikti. Tai va, žiauriai fainas masalas, pabandžiau, sakau, ledas. Tai vat, neukės, naktį lyja, šitą gal vėlis, tai vat, tvarkausi ir keliausiu namo. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitam filmuke. Iki.